Maisto ir sociologijos bei antropologijos sankirtoje atidžiau žvelgiama į maisto kultūros reiškinį. Kodėl gyvendami beveik neribotų pasirinkimų pasaulyje vis tiek persivalgome ar valgome nesveiką maistą, net jei žinome, kad tai nesveika? Kaip maistas yra naudojamas kaip ženklai ir simboliai? Kuo skiriasi būtinybės ir prabangos skoniai? Kaip griežtos valgymo taisyklės, tokios kaip žydų, naudojamos savikontrolės, išskirtinumo ir priklausymo jausmo lavinimui? Kaip pramoninė maisto gamyba paverčia mus kosmopolitais valgančiais pasaulinį maistą? Kaip kolonijinės Amerikos moterys naudoja vištieną kaip pasipriešinimo įrankį? Kokius lyties stereotipus randame kulinarinių laidų televiziniuose kanaluose? Kaip maistą gaminančios mamos perduoda galios ideologiją? Kaip maistas naudojamas saviraiškai ir įgalinimui kultūrose, kurių tradiciškai moterys tyli? Ar maisto gaminimo vaidmenys, kurie paprastai yra paskirstyti pagal lytį, yra problema tos pačios lyties šeimose? Kuo pasižymi pankų maisto kultūra? Kaip maistas naudojamas religinėse ceremonijose ir ritualuose, tokiuose kaip maisto dalyjimas ar pasninkavimas? Kaip tai buvo daroma viduramžiuose ir dabar? Kaip reklama kelia naujus reikalavimus kūno vaizdui ir kaip tai keičia valgymo įpročius? Kaip kinta maisto gaminimo tradicijos ir įgūdžiai? Viešas valgymas kaip specifinis socialinis reiškinys. Kodėl tiek daug dykumų gyventojų serga diabetu? Kaip pramoninė maisto gamyba veikia kasdienių prekių kainas ir tuo būdu veikia žmonių mitybą? Kaip nykstant mamos maitintojos vaidmeniu keičiasi mamos socialinis vaidmuo? Ar maistas yra nuotykis? O kas yra lėto valgymo judėjimas? O kokią ekonominę naudą gauna korporacijos iš vis labiau storėjančių tautų? Kodėl maisto dalyjimas nesprendžia, o didina vargingai gyvenančių žmonių padėtį? Čia tik maža dalis klausimų, kurie yra tyrinėjami maisto kultūros srityje. O gal jūs galvojat, kad čia tik apie tai, ar sumuštinis su sūriu teisingai daromas su juoda ar su balta duona? Skanaus, taikos ir ramybės.